Laktozės netoleravimas paprastesnis dalykas iš tikrųjų, tai padarom tyrimus, matom, bet dar paprašiau eliminuoti ir viskas. Ir mes jau matysime, ar tikrai mano organizmas skaido laktozę, ar neskaido tos pačios laktozės. Bet ne visada gali būti, taip sakant, tas netoleravimas laktozės. Mes galim galvoti ir apie, padėjus jautrumą kazeinui, taip, tai yra pieno baltymui tam pačiam, taip, kur ne visi laktozė būna šitoje vietoje ir kalta, labai dažnai gali kazeinas mums čia kišti koją. Todėl vėlgi, nors trumpalaikė pieno produktų eliminacija mums gali labai daug ką parodyti ir manau, tai nėra tikrai žmogaus sveikatai žalingas dalykas, taip, kad mes čia nevartosim pieno produkcijos ir nors trumpalaikiai perspektyvų pamėginti sumažinti jūsų vartojimą arba pažiūrėti į kokius labiau, kokius mažiau, pavyzdžiui, žmogus jautrus būna, nes labai dažnai, pavyzdžiui, kokį ten jogurtą gerai reaguoja, varškę, ten grūdėtą varškę, galbūt ten blogai reaguoja, taip, arba ten, pavyzdžiui, šviežius produktus gerai valgo, ten termiškai apdorojus, viskas būna gerai. Taip, tai vėlgi yra tam tikri lygmenys, kuriuos mes vis tiek privalome praeiti, pradedant nuo belaktozio, terminis apdorojimas, eliminacija. Taip, tai vėlgi, kažkur galbūt sustosim prieš eliminaciją ir žmogus vis tiek galės džiaugtis, nežinau, varškės apkepo.